Akmeniečio kortelės įsigijimo procesas. Yra du būdai įsigyti akmeniečio kortelę. Virtualios kortelės įsigijimas. Atsisiųskite akmeniečio kortelės mobiliąją programėlę iš Google Play ar App Store. Atidarykite programėlę ir pasirinkite Gauti kortelę. Jūs būsite nukreipti į elektroninius valdžios vartus, kur reikės patvirtinti savo tapatybę ir deklaravimo vietą. Jei esate Akmenės rajono savivaldybės gyventojas, grįžte į programėlę registracijai. Jums reikės įvesti savo elektroninio pašto adresą ir susikurti slaptažodį. Prisijungę prie programėlės matysite savo akmeniečio kortelės informaciją. Vardą, pavardę, kortelės numerį, duomenų atnaujinimo datą ir QR kodą. Kontaktinės kortelės įsigijimas. Atvykite į Akmenės rajono savivaldybės administracijos interesantų priimamojo vieno langelio patalpas arba į seniūniją. Užpildykite prašymą išduoti akmeniečio kortelę. Kortelė bus pagaminta per 30 darbo dienų. Apie kortelės pagaminimą būsite informuoti prašyme nurodytų telefonu ar elektroniniu paštu. Atvykę atsiimti kortelės turėsite pateikti asmens tapatybės dokumentą. Svarbu, pirmą kartą akmeniečio kortelė išduodama nemokamai. Kortelė galioja 24 mėnesius nuo išdavimo dienos. Pasibaigus kortelės galiojimo laikui, ją galima atnaujinti pateikus prašymą. Daugiau informacijos apie akmeniečio kortelę rasite Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje. Papildomi patarimai. Akmeniečio kortelės turėtojai gali naudotis įvairiomis nuolaidomis ir nemokamomis paslaugomis Akmenės rajone. Nuolaidos taikomos prekybos vietose, teikiančiose maitinimo, pramogų, poilsio, sporto, sveikatingumo ir kitas paslaugas. Nemokamos paslaugos teikiamos Akmenės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse. Aktualų akmeniečio kortelės partnerių sąrašą galite rasti Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje.